Sveiki visi, labai malonu jūs visus matyti, čia susirinkusius, taip pat stebinčius šį pristatymą nuotoliu. Ir šiandien pagrindinis tikslas yra pristatyti mūsų Luminor banko įžvalgas, kasgi vyksta mūsų ekonomikoje, tiek Lietuvos, tiek Baltijos šalių, tiek pasaulio. Ir matome, kaip šį rytmetį ekonomika gaubia tikrai tirštas rūkas, tačiau Lietuvos ekonomika, nepaisant visų neapibrėžtumų ir trikdžių, toliau yrėsi sėkmingai prieš srovę ir demonstruoja tikrai gerus rezultatus. Na ir šios dienos pristatymą norėčiau pradėti nuo pasaulio ekonomikos ir pažvelkime, kokiosgi grėsmės ir galimybės tenais mūsų laukia. Ir pirmoji, kuri labiausiai yra aptariama pastaruoju metu, tai yra prekybos karai. Ir iš tiesų pasaulinė prekyba keičiasi, grįžta iš esmės į XIX amžių ir pagrindinis varomasis variklis tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, kurios pradėjo prekybos karus ir taip pat įskaitant ir prieš savo artimiausias sąjungininkės, pavyzdžiui, Kanadą ir Europos Sąjungą. Ir jau dabar, pasižiūrėkime, prekybos neapibrėžtumo indeksas Jungtinėse valstijose yra pasiekęs visų laikų aukštumas. Pirmosios Trumpo kadencijos metu taip pat jisai buvo pakankamai didelis, bet dabar jis yra dar didesnis. Ir efektyvūs tarifai importo į Jungtinės Amerikos valstijas jau dabar yra didžiausi nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir potencialiai galėtų dar labiau kilti. Deja, kai nėra laisvos prekybos, šalis pradeda varžytis dėl žaliavų, dėl ribotų resursų, technologijų. Ir kartais ateina noras pasivaržyti ir dėl žemių, todėl tai yra ne visai linksmas, geras, teigiamas signalas mūsų ekonomikai, mūsų pasauliui, nes XIX amžius būtent ir kulminavo dviem pasauliniais karais, tai pirmoji ir antroji pasaulinio karų. Tai tikėkime, kad šį kartą toks scenarius neįsipildys, bet tendencijos ir nuotaikos nėra labai linksmos. Ir kodėlgi Donaldas Trumpas tos karus eskaluoja, jisai pradėjo pirmosios kadencijos metu, jisai tiki, kad dabartinė pasaulinė prekybos sistema nėra sąžininga Jungtinių Amerikos valstijų atžvilgių. Ir jisai žiūri tiesiog grafiką, va štai šį grafiką, kuris rodo, koksgi yra prekybos deficitas Jungtinių Amerikos valstijų su skirtingomis šalimis ir atitinkamai grasina uždėti arba jau įveda importo tarifus. Tai visų pirma Kinija, Kanada, Meksika ir Europos Sąjunga. Ir ko gero jis jaučia tą galimybę įvesti tos tarifus, nes Jungtinės Amerikos valstijos yra pasaulio prekybos centras, į kurį praktiškai visi nori patekti vienaip ar kitaip. Ir pasižiūrėkime, koks įspūdingas vartojimo dydis yra Jungtinėse valstijose. Dar prieš 20 metų, 2004 metais, vartojimo mastas Jungtinėse valstijose ir Europos Sąjungoje buvo panašus, nebuvo tokio didžiulio skirtumo. Jeigu įtraukti Jungtinę karalystę, kuri tuo metu Europos Sąjungoje priklausė Europos Sąjungai, tai praktiškai visiškai buvo lygus. Ir dabar matome situaciją, kad Jungtinėse valstijose vartojimo mastas yra 2 kartus didesnis negu Europos Sąjungoje. Tai Trumpas supranta tą, supranta savo galią ir stengiasi tą galę naudotis. Ir mums aktualiausias klausimas, ar Donaldas Trumpas įves tarifus importo visoms, tai būtų, ar bus visapimantis importo tarifas įvestas Europos prekės, Europos Sąjungos prekiams, nes tai yra labai svarbu mums dėl ko? Dėl to, kad Europos Sąjunga santykinai yra labiau priklausoma nuo užsienio prekybos, lyginant su Jungtinėmis Amerikos valstijom ir Kinija. Ir pažiūrėkite į pasaulinį prekybos indeksą, Europos pasaulio prekybos atvirumo indeksą dar vadinama, matome, kad Europos Sąjunga yra ženkliai priklausoma labiau nei Jungtinės valstijos ir Kinija. Ir kągi rodo lūkesčiai šiuo metu, kokie yra lūkesčiai? Lūkesčiai visgi yra sumažėję kažkiek, bet jie nėra išnykę. Yra, grubiai tariant, apie 30–40% tikimybė, kad tie tarifai bus įvesti ir kiek didesnė tikimybė, kad jie nebus įvesti. Ir jeigu pastebėjote pastaruoju metu, tikimybė, kad bus įvesti tarifai Europai, šiek tiek sumažėja. Tai vat klausimas, kodėl? Ir mano atsakymas yra pagrindė todėl, kad nukrito
akcijų kainos Jungtinėse valstijose, nes iki šiol ilgą laikotarpį akcijų rinkos ir apskritai finansų rinkos tiesiog ignoravo Trumpo grasinimus įvesti tarifus. Buvo manoma, kad tai yra tiesiog darybinė taktika, kažką įsidėrėti iš valstybių ir jeigu jie ir bus įvesti, jie bus įvesti tik trumpą laikotarpį. Tačiau pastarosiomis savaitėmis tas pasitikėjimas susvyravo ir matome pakankamai staigų ir pakankamai ženklų akcijų rinkų sureagavimą. Ir kadangi Trumpui akcijų rinkos yra labai svarbios, tai yra jo achilo kulnas. Iš esmės mažai kas gali ko gero padaryti įtaką Donaldui Trumpui, bet akcijų rinkos gali. Ir kaip pavyzdys matome, kai Teslos akcijos nukrito ko ne 50%, Trumpas jau oficialiai viešai paskelbė, kad perka Teslos automobilį, tokį raudoną gražų, nors jisai negali vairuoti jo, nes prezidentai neturi tokios galimybės. Tai tiesiog buvo parodomoji akcija tam, kad pakelti tas akcijų kainas. Ir pavyko šitiek pakelti. Tai irgi didžiulė galia, bet visgi uodega vizgina šunį šiuo atveju. Ne Trumpas vis tiek neturi tokios didelės galios, kad galėtų pakelti akcijų rinkas. Jeigu akcijų rinkas krenta, tai tada jau Trumpas matyt turės koreguoti savo sprendimus. Ir būtent tai suteikia daugiausiai vilties, kad visgi tokio masinio prekybos karo su ES labiau tikėtina, kad bus išvengta, bet vėlgi niekas nežino, nes tikimybė vis dar yra pakankamai nemaža. Ir ES ir be prekybos karų turi daug iššūkių. Pagrindinis iššūkis visgi lieka tebesitęsianti Rusijos karinė invazija Ukrainoje. Taip pat vis dar yra pakankamai nemaža energetinė priklausomybė nuo importo bendraja prasme ir taip pat dar iš Rusijos pakankamai nemažai importuojama, ypatingai gamtinių dujų. Netiesiogiai mums dynės, bet per suskystintas gamtinės dujas. Taip pat Kinija augina savo raumenis ir tampa didelę konkurentę ES. Ir be abejo Jungtinių Amerikos valstijų pasikeitus požiūris į Europos saugumo užtikrinimą, keičiama Europos saugumo architektūra ir Europa turi daugiau skirti būtent krašto apsaugos finansavimui lėšų. Tai iš tiesų Europa tikrai tiesiog žongliruoja tokiais tikrai labai sudėtingoje situacijoje yra, turi kovoti arba sušvelninti poveikį skirtingų neigiamų faktorių vienu metu. Ir keletą skaidrių parodysiu įdomesnių apie kiekvieną iš šitų grėsmių. Tai kalbant apie Ukrainą, tenka apgailestauti, kad parama nebuvo visgi pakankama, nes Rusija užkūrė savo karo ekonomikos variklį, labai stipriai didino karinės išlaidas. Matome, jos išaugo nuo 50 milijardų iki 150 milijardų per 4 metus, o Ukraina pati iš savo resursų nėra pajėgi didinti tiek karinės išlaidas, nes yra žymiai mažesnė ekonomika ir yra priklausoma nuo užsienio paramos. Tačiau ta parama, mes matome, jinai praeitais metais buvo net šiek tiek mažesnė nei užpraeitais metais. Tai iš tiesų, tos paramos Ukraina negavo tiek daug, kad galėtų persverti balansą savo naudai ginklavimosi varžybose ir Jungtinės Amerikos valstijos yra pagrindinis donoras. O didžiosios ES šalis labiausiai nuvylė savo paramos dydžiu. Kaip pavyzdys, Suomija daugiau skyrė paramos negu kad ženkliai 10 kartų didesnė vos ne Italija. Ir netgi Lietuva skyrė daugiau paramos absoliučia reikšme, daugiau negu kad Ispanija, kuri taip pat yra daugiau negu 10 kartų didesnė. Tai iš esmės didžiausia parama Ukrainai teikia Rusijos kaimynės, Skandinavijos šalis, o didžiosios ES šalis, ypatingai Italija, Ispanija, Prancūzija, skyrė gerokai mažiau paramos nei kitoje Atlanto vandenyno pusėje esančios Jungtinės valstijos arba Kanada. Tai pakankamai specifinė tokia statistika, keistai atrodanti, turint omenyje, kad Ukraina yra ženkliai svarbesnė prekybos partnerė ES. Matome grafiką, prekyba tarp ES ir Ukrainos yra ženkliai didesnė negu tarp Ukrainos ir Jungtinių valstijų ar Ukrainos ir netgi Jungtinės karalystės. Tai pirma šalis yra ES, po jo seka Kinija, vėliau
seka trečioje vietoje Turkija. Na ir karo Ukrainoje baigtis atitinkamai priklausys didžiąją dalimi nuo sprendimų Baltuosiuose rūmuose. Mes šiuo metu matome prasidėjusias dėrybas. Deja, tikimybė, kad pasibaigs karas jau gegužės mėnesį, iki vasaros, vertinama yra pakankamai nedidelė. Šiek tiek jinai buvo išaugusi Trumpui laimėjus prezidento rinkimus. Tačiau pastaruoju metu, to kažkokio tai didelio progreso labai nesimato ir po pastarojo skambučio pasikalbėjimo tarp Trumpo ir Putino, ta tikimybė netgi šiek tiek jinai sumažėjo. Na ir Europa šiuo metu užima tokią stebėtojų labiau vaidmenį, kaip vaizdžiai buvo pasakyta, tai sėdi prie vaikų stalelio. Na bet jei tenais sėdėti yra karšta darosi, ne tiek dėl to, kad tikėtina, kad jinai būtent turės pagrindinį vaidmenį prisimti, pagrindinę atsakomybę užtikrinant ilgalaikę taiką Ukrainai, tiek dėl to taip pat dėl didesnio finansavimo krašto apsaugai, nes ES šalis ženkliai atsilikdavo nuo Jungtinių Amerikos valstijų, neskirdavo, gerokai mažiau skirdavo negu 2 procentus bendro vidaus produkto krašto apsaugai, tai yra toks neformalus NATO šalių standartas. Ir matome iš Rheinmetall akcijų kainos, tai yra Vokietijos didžiausias ginklų gamintojas, kuri taip pat ir Lietuvoje dabar investuoja. Labai matosi nuotaikų kaita, dinamika, kasgi čia yra šeimininkas ir kasgi turėtų atsakyti už tą Ukrainos konflikto sureguliavimą. Ir matome karinės invazijos pradžioje, Rheinmetall akcijų kaina šoko, tačiau vėliau netgi šiek tiek buvo sumažėjusi. Jinai pradėjo kilti nepavykus Ukrainai kontratakos, būtent 23 metų pabaigoje, bet didžiausias šuolis prasidėjo, kai JAV rinkimus laimėjo Donaldas Trumpas. Tai buvo pasakyta Europai, kad jūs patys turėsite būti atsakingi už savo gynybą ir matome akcijų kainą išskrido į kosmosą. Ne tik šios įmonės konkrečios, bet ir kitų gynybos įmonių Europos ir dabar tai yra pagrindinė tema ir pagrindinis akcentas Europos ir yra planuojama skirti didžiulės lėšas būtent šitam sektoriui. Klausimas be abejo lieka atviras, ar Europai pavyks įgyvendinti tuos planus, nes kiekviena šalis susiduria su tam tikrais specifiniais savo iššūkiais, nėra koordinavimo tarp šalių, nėra vieningos strategijos, dalies šalių trūksta žmogiškųjų išteklių, pavyzdžiui, Vokietijoje tiesiog nėra tiek daug žmogiškųjų resursų ir praeities iniciatyvos rodo, kad neefektyvumas šių pinigų panaudojimo ir koordinavimo trūkumas tarp skirtingų valstybių gali nebūtinai nešti rezultatą tokį, kokio norima, arba nebūtinai nešti rezultatą tokio, kokio norima, taip greitai, kaip norima. Ir galbūt, aišku, yra šalutinių poveikių, tai yra, gali sukelti vėlgi tas štukštai pinigų infliacija didesnė ir galbūt netgi tam tikrą žmonių nepasitenkinimą. Tai Europai tikrai didžiulis yra egzaminas šiuo metu ir artimiausius keletą metų, ypatingai 2, 3, 4 artimiausius metus mes matysime, kuria kryptimi Europa juda. Ar teigiama, ar neigiama. Bet kuriuo atveju tas šaltas dušas galbūt išeis į gerą, reikia dabar nesusimauti. Na ir kalbant apie energetiką, vėlgi kontrastas didžiulis tarp Jungtinių valstijų ir Europos. Amerika tapo pasaulinė energetikos milžinė, didžiausia naftos išgavėja pasaulyje, didžiausia gamtinių dujų eksportuotoja, gamtinių dujų kainos JAV yra apie 5 kartus dabar mažesnės negu Europos Sąjungoje, tai yra milžiniškas konkurencinis pranašumas. Ir be abejo, Europai tai yra didžiulis galvos skausmas, nes Europos gavyba mažėjo eilę metų, tačiau vartojimas ne taip stipriai sumažėjo. Reiškia, mes kaip ir turėjom lūkestį, kad taip, tuoj mes perėsime į švaresnę energetiką, kas yra gera strategija, bet mes tiesiog per greitai sumažinome savo energetinių išteklių pasiūlą ir atominės uždarė Vokietija kaip pavyzdys. Ir tiesiog liko didžiulis tarpas tarp to, ką mes pagaminam ir tarp to, ką mes suvartojame. Ir priklausomybė nuo importo
pastaruoju metu jinai išauga, ypatingai gamtinių dujų rinkoje. Tai Europos tai yra, ko gero, Achilo kulnas, energetika tebelieka, nes priklausomybė nuo importo didina taip pat Europos ir ekonominę, ir geopolitinę, ir politinę, ir visokią kitokią priklausomybę. Tai mes kurį laiką dar tikrai eisime, sakykime, energetika dar kurį laiką bus Europos ekonomikos augimo stabdys ir tai aišku yra pasiekmė strategijos, kuri kiek per daug kiaušinių sudėjo į tvarumo pintinę, bet ne tiek kreipia dėmesį į kitus svarbius kriterijus, tai yra kaina ir saugumą. Na ir aišku, daug klausimų kyla, kokia ateitis atsinaujančios energetikos, nes JAV kiek pasitraukia iš įvairių organizacijų, kurios akcentuoja klimato kaitos daromą žalą. Ir aišku, nėra gal viskas taip juodom spalvom nutapyta, nes saulės energetika tikėtina, kad Jungtinėse valstijose toliau vystysis. Matome, Trumpas perka ir elektromobilį. Tai galbūt tie sektoriai, manau, kad jie turi kažkokią tai perspektyvą. Vėjo energetika yra nemėgstama Trumpo tema ir netgi tai pusiau humorų sakoma, kad jisai žaidė golfą Škotijoje, jam tie vėjo malūnai trukdė, prastai žaidė ir jisai sakė, kad nebus daugiau Amerikoje tų velnių malūnų. Jūrinių parkų jokių naujų nebus statoma, žemynė parkai bus toliau vystomi, bet aišku, su dideliu neapibrėžtumu, ko gero. Na ir aišku, Europai tai yra didžiulis galvos skausmas, ką daryti, ar toliau savo labai ambicingus planus toliau vykdyti tokius, kokius buvo užsibrėžta, ar visgi atleisti šiek tiek vadeles ir tą, sakykime, pirmavimą žaliajame kurse ir klimato valdyme šiek tiek pristabdyti tas ambicijas. Tai iš tiesų nelengvas sprendimas laukia. Na ir kalbant apie vieną iš pagrindinių dalių žaliosios energetikos yra transporto elektrifikacija ir vėlgi matome, kad Europoje ji nevyksta taip sparčiai, kaip buvo tikimasi. Vokietijoje elektromobilių pardavimų dalis siekia vos apie 18%, hibridų auga, bet taip pat dar vis dabar parduodama daug benzininių dyzelinių automobilių. Tai vėlgi, jeigu dabar tu parduodi, automobilių amžius vis tiek apie 15 metų, tai dar ilgą laiką mums reikės degalų, iškastinio kuro. Ir aišku, tai vėlgi, ko gero, dalį įmonių verčia šiek tiek galbūt persvarstyti tą strategiją. Judėjimas lieka, bet klausimas, ar mes taip greitai nueisime ten, kur mes norime nueiti. Ir taip pat, ypatingai turint omeny, kad elektromobilių rinkoje ir bendrai automobilių rinkoje pradeda dominuoti Kinija. Jinai tapo didžiausia pasaulio automobilių eksportuotoja. Labai greitai, 20 metais dar praktiškai Kinija buvo labai mažas žaidėjas santykinai, 25 metais jau nebijotinas lyderis, jau tapo lyderiu 24 metais. Ir aišku, visiems vietos pasaulio nebeužtenka ir Vokietijos pramonės produkcija jinai toliau slenka. Aš čia yra pateikiu grafiką 12 mėnesių slenkantį vidurkį, taip yra išbalansuojami sezoniškumai ir matome, kad tendencija vis dar yra kritimo. Ir automobilių pramonės taip pat kritimas atsinaujino. 2023 metų vidurio buvo atšokimas, dar po pandeminis, bet dabar matome, kad vėlgi tos kritimas yra. Energija imlios pramonės kritimas sustoja, bet lygis produkcijos jisai stabilizuojasi ties maždaug 15-20% mažesnių lygių, negu kad buvo prieš pandemiją. Tai iš tiesų Kinija tikrai yra kietas riešutėlis. Ir apsiginti nuo Kinijos nebus lengva, nes tarifai tai būtų tik laikinas sprendimas, nes tai apsaugotų tik pačios ES rinką, o būtent Kinija, kur labiausiai investuoja ir kur labiausiai eina, tai yra trečiasis rinkas. Pietryčių Azija, Pietų Amerika, Turkija, taip pat artimas kitas kaimynės, netgi pačioje Europoje yra daromas investicijos ES. Na ir klausimas turbūt pats galbūt net esminis jau ilgesnio laikotarpio, kas apspręs dominavimą pasaulinėje ekonomikoje, tai yra technologijų varžybos, kuriuose ES vėlgi netrodo labai gerai. Na, mes atrodom vis dar, mes dalyvaujame, tikrai negaliu sakyti, kad mes nedalyvaujame, bet Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija mus lenkia.
iliustratyvus grafikas, patentų skaičius vienam gyventojui. 80 metais Vokietijoje vienam gyventojui buvo daugiau išduodama patentų, negu kad Jungtinės valstijose, Kinija beveik tada neegzistavo dar. Tačiau tai buvo vėlgi susijęs su didžiulė pramonė, nes pramonė būtent patentų daugiausia ir buvo. Prasidėjus paslaugų revoliucijai, jau Amerika šoko į viršų, aplenkė Europą ir pastarosius 15 ypatingai metų Kinija labai smarkiai pakilo ir aplenkė taip pat Europą. Tai iš tikrųjų nėra labai viskas taip rožėmis klota Europai. Na ir kokios yra viltis, reikia šiek tiek vilties parodyti, apie ką dabar yra daug kalbama. Tai pirma viltis yra pasikeitusi Vokietijos strategija, netgi galbūt mąstysena iš esmės. Ir ką Vokietija daro, tai Vokietija daugiau investuoja į krašto apsaugą ir taip pat atlaisvino savo skolos stabdžius įvestus dar 2009 metais finansų krizės metu, tam, kad galėtų įlieti, ko ne iki $500 trilijono eurų į ekonomiką praktiškai per artimiausią penkmetį. Tai suteikė vilties, kad Vokietijos ekonomika bent jau tuo vidutiniu laikotarpiu jinai sugebės save ištraukti iš recesijos, sugebės žengti vėl į augimo kelią, bet vėlgi be abejo priklauso nuo sėkmės, nuo efektyvumo investavimo ir taip pat, ko gero, tų rezultatų, taip labai greitai dar nematysime, nes vis tiek tas investicijos, tai yra ilgesnis procesas, labiau 26 metais matysime, negu kad 25 metais. Na ir kita viltis yra dedama į vartotojus, nes vartotojai buvo gąsdinami ir išsigandę įvairių tiek geopolitinių, tiek ir vidaus sukrėtimų, tai praktiškai pradedant nuo pandemijos. Pandemija, energetinių kainų šuolis, infliacijos šuolis, palūkanų normų kilimas, Rusijos karinė invazija Ukrainoje dabar prisidėjo ir prekybos karų pavojus, Kinijos grėsmė, deindustrializacija. Tai matome, kad vartotojai tikrai daug taupo Europoje, ypatingai vokiečiai. Ir jeigu tas taupimas šiek tiek sumažėtų, tai būtų nemažas potencialas vartojimo augimui ES. Tai viltis buvo labai didelė, kad palūkanų normų sumažėjimas jau paskatins vartotojus, bet matome, kad tos geopolitinės grėsmės vis dar neleidžia plačiau atverti savo piniginių. Bet tai yra tarsi tokia suspausta spiruoklė, kuri gali lemti, kad sumažėjus grėsmėms, gal labiau vėlgi kitais metais, gal 27 labiau, tas vartojimo šuolis ir jisai yra galimas. Ir mažėjančios palūkanų normos jau dabar gaivina šiek tiek būsto rinką, dar negrįžo jokių būdų į prieškrizinius lygius naujai išduotų paskolų sumos, bet jos yra šiek tiek pakilusios, pinigų kiekis pradėjo augti, bet vėlgi klausimas, ar tai yra toks tvaresnė tendencija, ar tai yra tiesiog suspaustos tokios spiruoklėlės šioks toks atšokimas po tikrai tokio didelio susispaudimo 22-23 metais. Tai vėlgi yra didžiulis neprieštumas, bet nėra viskas tik tais juodom spalvom nudažyta, nėra viskas tik tais rožinėm spalvom nudažyta, yra vaivorykštė arba, galime netgi sakyti, toks labiau gal rūkas dengiantis ateities ekonomikos perspektyvas. Todėl kaip niekad anksčiau geopolitinis neprieštumas lemia išorės aplinkos neprieštumą, tad prognozuoti, kažkokią tai brėžti, kažkokią vieną liniją yra kaip niekad sudėtinga. Ir kalbant apie Lietuvą, Lietuva tikrai rodo išskirtinius rezultatus, nepaisant tikrai didelių neapibrėžtumų, sukrėtimų. Matome, kad Lietuva toliau auga ir auga sparčiausiai Baltijos šalyse ir tai gerokai sparčiau negu Europos Sąjungoje. Ir šiems metams mes prognozuojame apie 2,5% ekonomikos augimą. Jis galėtų būti didesnis, galėtų siekti netgi 3%, tačiau galėtų būti ir mažesnis, priklausomai kaip vystysis tolesnė išorės aplinkos situacija. Vėlgi tos rizikos, kurias išvardinau, ypatingai kalbant apie Europos Sąjungą lemiančias, tai mes taip labiau konservatyviai pasirinkome tokį viduriuką 2,5%, tai yra šioks toks sumažėjimas nuo mūsų prieš tai buvusios prognozės. Pagrindė, kas tai lėmė, tai
didėjantis geopolitinis neprieštumas, prekybos karai, taip pat auganti infliacija, jinai didėja kiek labiau, negu kad mes prognozavome, aš dar parodysiu vėliau už keletų skaidrių. Ir galimas mokesčių didinimas, jau toks, tos kalbos dar prieš rinkimus praeitais metais jos buvo tokios labiau teoriniam lygmenį, buvo priimti tokie labai, simboliniai tokie sprendimai. Dabargi visi, kiek netgi kvapą sulaikę, laukia, kasgi bus siūloma, jau tikėtina, kad jau balandžio mėnesį žinosim ir tada, aišku, bus lengviau ir prognozuoti. Tai yra įvairių variantų, kalbame apie gyventojų pajamų mokesčio pokyčius, tam tikrus, labiau didinimo pusę, aišku, nekilnojamo turto mokesčio įvedimą, kuris galėtų pakankamai taip pavėsinti, gal netgi atvėsinti būsto rinką ir taip pat apie papildomą dar pelno mokesčio tarifo kėlimą, kas vėlgi galėtų turėti potencialiai tam tikrą poveikį investicijų apimtims Lietuvoje. Bet kuriuo atveju šiais metais jau ko gero beveik 100% tikimybė, kad auksime sparčiau nei Latvija, Estija, nors Estija išlips iš recesijos kelis metus trukusios, Latvija taip pat kiek netikėtai praeitais metais smiktelėjo ir recesija šiais metais toks techninis atšokimas bus. Na, o 26 metais augimo didelių skirtumų gali nebūti, bet vėlgi priklausys nuo mūsų sprendimų tiek šalies viduje, tiek taip pat ir išorės aplinkos. Labiau kalbant apie skirtumus, aišku, šalies viduje, tai yra mokestinė politika, iš kur gausim pinigų krašto apsaugos finansavimą. Na ir toks įdomus faktas ir džiugi žinia, kalbant apie potencialą Lietuvos būtent finansuoti tiek krašto apsaugą, tiek ir kitas sritys, yra tai, kad Lietuvos ekonomika augusi labai sparčiai pastarąjį penkmetį, šiuo metu praktiškai yra tokio paties dydžio kaip Latvijos ir Estijos kartu sudėjus. Tai jeigu istoriškai skirtumas svyruodavo tarp 20–30%, buvo netgi metų, kai link 40% skirtumas buvo išaugęs, Estijos beveik buvo panašaus lygio, netgi pasidaręs kaip Lietuvos, tai dabar matome, kad tas atotrukis praktiškai yra išnykęs, vos keli procentai likę ir matėte prognozes šių metų, gali būti, kad jau šių metų pabaigoje arba kažkurio tai periodu, jeigu palankesnis vėjas pūs į mūsų burės, gali būti, kad tas skirtumas susilygins. Tai yra svarbus rodiklis, nes mes turime 80 milijardų, prieš 5 metų turėjom nepilnus 50 milijardų, tai įsivaizduokite, jeigu mes skaičiuojam procentais nuo bendro vidaus produkto, tarkim, finansavimą krašto apsaugai, tai ženklus yra milžiniškas, yra netgi, sakyčiau, didėjimas vien dėl mūsų augančios ekonomikos. Tai 5 procentai nuo 80 milijardų yra 4 milijardai, 5 procentai nuo 50 milijardų yra 2,5 milijardo tik tais. Tai mes vien tik tais dėl to, kad auginam ekonomiką, galim 1,5 milijardo skirti daugiau lėšų krašto apsaugai, negu kad būtume galėję prieš 5 metų. Tikslas Lietuvos toks neoficialus yra po 5 mečių pasiekti 100 milijardų, tai vėlgi prisidėtų dar vienas papildomas milijardas vien tik tais iš ekonomikos augimo. Tai iš tikrųjų tai yra, noriu palistuoti tą svarbą ekonomikos augimo, būtent taip pat ir krašto apsaugos finansavimų, tiek ir finansavimų kitų sričių. Tai svoris Lietuvos didėja. Na ir kokie veiksniai lėmė tą didėjimą, tai yra aišku eilė veiksnių, bet vieną tik du norėčiau išskirti. Tai vienas, kad tiesiog vienam gyventojui sukurta BVP dalis, jinai Lietuvoje augo sparčiau gerokai negu kad Estijoje, Latvijoje. Tai mes atitolom nuo Latvijos, matome, kad su Latvija buvom panašujame lygiai 2090 metais, dabar jau esame artimame lygyje su Estija. Ir taip pat kitas dalykas, tai yra gyventojų skaičius, kuris ilgą laiką mažėja Lietuvoje, tiek dėl migracijos, labiau dėl migracijos ir vėliau jau ir dėl natūralios gyventojų kaitos. Dabargi pastarosius metus, nepaisant neigiamos gyventojų kaitos, mes turime augimą dėl pakankamai ženklios imigracijos. Imigruoja tiek trečiųjų šalių piliečiai Lietuvą, tiek ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintys asmenys, kurie grįžta iš trečiųjų šalių. Mes turime teigiamą balansą ir Lietuvos piliečių. Tai vėlgi tie du veiksniai lemia, kad mes vejamės tą šalis. Žiūrint detaliau, pagal ekonominius sektorius Lietuva irgi yra išskirtinė tuo, kad iš esmės visi pagrindiniai sektoriai, kad ir po truputį, bet auga, lipa į viršų, didina savo pridėtinę vertę,
ar tai būtų aukštos pridėtinės vertės paslaugos, ar tai būtų pramonė, statyba, žemės ūkis, visi sektoriai iš esmės pagrindiniai praeitais metais prisidėjo prie mūsų ekonomikos augimo. Dėl to mes ir turime tą 2,7 procentų augimą, tą matome tą didžiulę tokį bokštą, netgi sakyčiau. Latvijoje, Estijoje matome, kad pramonės, statybų sektoriai traukiasi, kažkiek tai kompensavo kitų sektorių augimas, aukštos pridėtinės vertės sektoriaus augimas Estijoje, Latvijoje labiau prekybos kitų paslaugų, čia labiau netgi prisideda prie atsigavimo Air Baltico vis dar oro transporto sektorius, bet matome, kad toksai pasvirduliavimas ir lėmė, kad bendras rezultatas buvo ženkliai prastesnis negu Lietuvos. Tai vat Lietuvos tai yra stiprybė, kad mūsų ekonomika žymiai labiau diversifikuota ir nėra tai, kad vienas kažkoks sektorius neša augimo naštą savo ant pečių, tai yra tikrai eilė sektorių, praktiškai visi sektoriai, kurie kažkiek prisideda prie bendro augimo. Na ir kalbant apie aukštos pridėtinės vertės eksportą, Lietuva aplenkė Estiją, jau apie tai esu kalbėjęs, ir šiek tiek tolstame netgi nuo jos, tai yra labai gera tendencija, mes auginame būtent šitą sektorių. Įdomu tai, kad absoliučia reikšmė, nepaisant to, kad Baltarusija yra ženkliai didesnė valstybė, pagal gyventojų skaičių beveik 3 kartus, mes jau sukūrėme daugiau pridėtinės vertės informacinių technologijų sektorių negu Baltarusija, tai čia, aišku, nepadėjo jiems politinės, sakykime, politiniai neramumai ir sakykime, tokie labiau parodomieji rinkimai, kurie nepatiko gyventojams visą tą situaciją ir jie masiškai emigravo iš Baltarusijos, taip pat, aišku, Baltarusijos įsitraukimas į karinę agresiją Rusijos prieš Ukrainą. Tai matome, kad Baltarusija ta pridėtinė vertė mažėja, Lietuvoje auga. Tai vėlgi toks įdomi statistika, realiai mes ko gero galime aplenkti ir absoliučia reikšmė Baltarusiją apskritai ekonomikos dydžių, jeigu tos tendencijos tęsis. Tai 3 kartus mažesnė valstybė, bet sukursime tiek pat pridėtinės vertės. Na ir pramonės sektorius taip pat demonstruoja stebėtiną atsparumą. Mes turime Lietuvoje augimo tendenciją, dinamiką panašią kaip Lenkijoje. Tai Lietuva-Lenkija toks geras duetas. Estija turi panašią dinamiką kaip šiaurės šalyse, kaip ES vidurkis. Ir matome Vokietijoje -13 per 5 metų, Lietuvoje +36, Lenkija 26%, Latvija, Estija praktiškai apie 0. Tai čia yra didžioji sėkmės istorija ir taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad mūsų prekybos balanso perteklius praeitais metais siekia net 4 milijardus eurų. Tik Donaldui Trumpui nerodykit šitą grafiką, nes jisai tada sakys, klausykit, čia dar viena šalis, kurią reikia tarifus įvesti, bet taip jau yra ir vėlgi tai yra didžiulis kontrastas ypatingai su Latvija. Latvija turi šiek tiek neigiamą, Estija turi šiek tiek nedidelį pliusą. Tai va, jeigu klausia, iš kur Lietuvoje atsiranda pinigų, tai pinigų daug atsiranda iš kitų valstybių, nes lietuviai verslus besiveržiantis į Europą ir kitas rinkas sugeba atnešti Lietuvą tikrai labai reikšmingą dalį lėšų. Tai yra didesnė dalis, negu kad mes gaunam, tarkim, paramos ES. Na ir vėlgi Lietuvos tokį išskirtinumą demonstruoja ir transporto sektorius, kuris sudaro beveik 10% BVP. Lietuvos tai yra didžiausia dalis viso ES ir tikrai turėtume pasidžiaugti jų rezultatais, nes netgi ir stagnuojančio, realiai net krentančioje rinkoje europinėje mes ir Lenkija, dvi valstybės, kurios sugeba didinti pardavimų, būtent pervežimų apimtis, nuvažiuotų kilometrų skaičių ir tai yra vėlgi Lietuvos tas fenomenalumas, kai mes netgi ir stagnuojančio ar smunkančio šiek tiek rinkoje simboliškai sugebame augti ir augti pakankamai smarkiai. Na ir mažmeninė prekyba tikrai išgyveno renesansą praeitais metais, nes infliacija buvo nukritusi. Čia va tie raudoni stulpeliai rodo infliacijos dedamai, mėlyni stulpeliai, tai realiai kiek prekių daugiau mes nuperkame.
Tai matome 22-23 metais prekių, mes šiek tiek net mažiau nupirdom, mėlynas stulpelis mažesnis, bet daug pinigų išleisdom, nes buvo labai didžiulė infliacija. 24 metais infliacija praktiškai išnyko ir prekių skaičius per superkamų didėjo, tačiau pastaruoju metu, pasakytais mėnesiais, vėl pradėjo didėti infliacinis spaudimas, matome vėl atsiranda tas oranžinis stulpelis ir jau nors išleidžiamas pinigų kiekis, jo skirtumas lyginant su praeitais metais jisai auga, jisai praktiškai priartėjo prie 10%, bet nuperkamų prekių kiekis jisai pradėjo mažėti šiek tiek, augimo tempas pradėjo mažėti ir jeigu tos tendencijos tęsis, tai gali būti labai, kad mes 25 metais nebeturėsime tokio spartaus prekybos augimo, skaičiuojant kiekiais lyginant su 23 metais. Tai būtent dėl infliacijos mes ir šiek tiek pakoregavom savo prognozę į apačią, nes tikėjomės, kad tokio šuoliuko, ypatingai maisto prekių kainų, nebus didelio ir jisai tikrai gali aptemdyti gyventojų nuotaikas. Kol kas jos yra labai aukštos, šiek tiek koreguojasi žemyn, bet Lietuvoje vartotojų lūkesčiai yra patys geriausi visoje Europos Sąjungoje. Įsivaizduojate, ir tai tęsiasi jau keletą metų. Tai mes gyvenam kaip ir kitoje orbitoje. Lietuva, Lenkija, Skandinavijos šalis turi geriausius pasitikėjimus. Estai priešingybė, estai labai yra nusiminę. Tai vėlgi, jie turi tokį didesnį potencialą, spyruoklė suspausta, bet nepanašu, kad jinai kažkada atsilaisvins, nes estai mokesčius didina nuo sausio 1 padidino gyventojų pajamų mokestį ir nuo Liepos 1 dar padidins pridėtinės vertės mokestį 2% punktais. Tai kažkokių tai perspektyvų didesnių atsigavimo aš nematyčiau dar. Na ir vėlgi ta infliacijos prognozės, kaip minėjau, tas šuoliukas jisai buvo nemalonus ir mes didinam šiek tiek prognozę infliacijos iki beveik 4% šiais metais, 3,6%. Visgi viliamės, kad šiek tiek sėstančios dulkės ir mažėjantis neapibrėžtumas ir chaosas leis tą kainų augimą kažkiek tai pristabdyti kitais metais, todėl mes, kiek gal konservatyviai prognozuojam, kad jisai sieks apie 2,4%. Tačiau tas šuoliukas, kaip minėjau, šiais metais jisai gali toks nelabai skanus būti, turint omeny, kad labiausiai augančios kainos yra dažno vartojimo. Tai yra ne kasdienės prekės, maistas, paslaugos. Tai jeigu eini į parduotuvę, maisto parduotuvę, užsuki per pietus į kavinę, restoraną, tai tu matai tas kylančias kainas ko ne kiekvieną dieną ir tau nelabai kitą kartą rūpi, kad elektros kaina, tarkim, atpiks tikėtina dar labiau pavasarį, vasarą, nes tu gauni tą sąskaitą vieną kartą į mėnesį, dar kitą kartą ir nepastebi ir ten kitą mėnesį sumoki. Nedarykite, bet tiesiog. Tai arba ilgalaikių prekių kainos, ten automobilių ar kažkokių tenais, tarkime, buities ar baldų netgi, vėlgi tie pirkimai jie yra pakankamai reti ir žmonės neatkreipia dėmesio į tų kainų dinamiką taip, kaip atkreipia dėmesį į tų prekių, kurias vartoja dažnai. Tai va, ir vėlgi paskaidžiau tą infliacijos stulpą, kaipgi atrodėme praeitais metais. Praeitais metais infliacija vidutinė metinė tik 0,9%, mažesnė nei 1%. Paslaugos augo stipriai, 1,6%, čia yra indėlis. Augimas buvo 6%. Maisto prekės tik labai nedaug prisidėjo prie infliacijos, augimas buvo labai mažas, kitų prekių taip pat ir energetinės prekės netgi tempia žemyn bendrą infliaciją. Tai dėl energetinių prekių pigimo bendra infliacija nesiekė 1%. Šiais metais, ką mes prognozuojam, paslaugų kainos augs šiek tiek mažiau, bet kadangi svoris išaugo jų, dar svoris svarbus, svoris didėja, mes vis daugiau išleidžiam paslaugoms, tai matome, kad tas stulpelis liks toks pat, maisto prekių stulpelis ženkliai išaugs, nes maisto kainų augimas jau dabar metinis siekia 5%, tai mes taip labai, ir vėlgi gal taip konservatyviau šitiek prognozuojam, mes nesitikim, kad labai ten kažkur dar jos skils į kosmosą, jos ir taip yra pakankamai aukštus Lietuvoje, bet net jeigu išlaikys 5% metinis augimas, jau mes turėsim tą didelę, reiškia, indėlį į bendros infliacijos augimą, kitos prekės šiek tiek tik labiau auks, na ir energetinių prekių to kritimo jau tikėtina labai didelio nebeturėsim. Gali būti, kad jis bus didesnis, naftos kaina, matome, pakankamai yra ženkliai žemesnė negu buvo praeitais metais, bet kita vertus akcizai degalams pakelti, jie tą praktiškai visą poveikį suvalgo ir su elektros kainomis vėlgi, priklausys nemaža dalimi ir nuo oro sąlygų, klimatinių sąlygų. Klimatas veikia
ne tik ekonomika vis labiau, bet ypatingai veikia energetika. Kiek saulės, kiek vėjo ir kokią mes kainą turime. Tai bendra tendencija yra ta, kad visgi ta infliacija bus didesnė. Na ir kaip minėjau, čia daug labai neužsibūsiu, maisto kainos kiek pakilę yra galbūt labiau negu kad sufleruotų daugelis kitų indikatorių, tarkim gamintojų kainos, importo kainos nepakylo tiek, kiek vartotojų kainos. Lietuvoje vartotojų kainų kilimas ženkliai didesnis buvo ir tos kainos, liktai stabilizavosi 22 metų pabaigos iki šiol ir dabar liktai vėl nori lipti viršų. Tai va čia yra ta tendencija, kuri gali šiek tiek sugadinti nuotaiką vartotojų. Ir kaip pavyzdys duonos gaminių kaina, pažiūrėkite, kviečių kaina, gamintojų kainos buvo labai smarkiai šokusios, bet dabar lyg ir to potencialo būtų kažkiek gal kainoms ir sumažėti, bet jos nemažėja. Ir nemažėja kodėl? Todėl, kad yra didžiulis neapibrėžtumas, niekas nežino, kaip bus toliau, tai kodėlgi, kaip sakyt, neapsidraudus ir nepasikaupus kažkokių tai rezervų juodai dienai. Ir aišku, kitas veiksnys tai yra labai sparčiai augantis darbo užmokesčiai, dėl to įmonės vėlgi nori sukaupti tą papildomą rezervą tam, kad galėtų pakelti darbo užmokesčių. Nes jeigu tu nekelsi darbo užmokesčių, tiesiog nebeturėsi darbuotojų, nes rinka darbo dar vis dar yra karšta. Tai va turim tokią situaciją, kuri yra pakankamai palanki kainų augimui. Na ir viešojo maitinimo kainos taip pat, kaip minėjau, auga. Netgi jau ir nebeturime to efekto šių metų pradžioje PVM gražinimo į prieškrizinį lygį, bet vis tiek kainų augimas Lietuvoje šiame sektoriuje yra ženkliai didesnis nei Latvijoje, Estijoje. Ir lygis, kainų restoranuose lygis su Stokholmu palyginu, aišku, ten dar valiuta šiek tiek susilpnėjo, bet tiesiog, kad didesnis kontrastas matytųsi, jeigu prieš 10 metų beveik 3 kartus buvo didesnis kainos Stokholme nei Vilniuje, mes sudarėm 38% vidurkio, tai dabar jau tik 20% skirtumas belikęs. Tai iš esmės, praktiškai to tokio reikšmingo labai skirtumo nebeliko tarp Baltijos šalių sostinio ir daugelio kitų vakarų šiaurės, netgi Europos šalių sostinių. Tai bet kuriuo atveju skirtumai yra mažesni nei kartai, tai yra tik skaičiuojant tik procentais. Ir dažniausiai tai yra tik kokį 20, 30, galbūt 40% skirtumai, kurie nebėra tokie ryškus. Tai mes iš esmės jau nemažai dalim susikonvergavom kainų lygių. O kai kurie šalis ir aplenkėm, pavyzdžiui, Portugalija. Na ir infliacija, taip pat Lietuva dar skursto, vėl pradės sparčiai augti pinigų kiekis. Pinigų kiekis yra susijęs su infliacijos augimu, ypatingai tos vidinės infliacijos, paslaugų infliacijos. Matome, kad pinigų kiekio augimas 11%. Kas tą lemia paspartėjęs skolinimasis, įmonėms paskolų portfelio augimas beveik 15%, gyventojams 10%, taip pat ES paramos daug gaunam, taip pat rodžiau, užsienio prekybos balansas yra teigiamas. Na ir tų pinigų tikrai sukasi Lietuvos ekonomikoje nemažai ir galbūt netgi ir nėra, kaip sakyti, visiškai neigiamas aspektas, kad kažkiek galbūt dar prilaiko arklius geopolitinis neapibrėžtumas, nes kitų atveju pakankamai didelė tikimybė būtų, kad mes galėtume turėti ženkliai didesnę infliaciją šiais metais ir taip pat, aišku, ir būsto kainų augimą. Kaipgi mes atrodome, čia labai toksai bazinis grafikas, nesudėtingas ir, aišku, įvairių tyrimų daroma ir Balasas Samuelson efektas ir kiti ekonomistai, bet tiesiog norėjau pavaizduoti labai paprastai, koks yra santykis tarp vartojimų prekių kainų lygio, čia yra horizontali ašis, ir gyventojų pajamų dydžio, nominalaus. Ir matome pakankamai didelę koreliaciją, 92%. Kuo turtingesnė valstybė, kuo didesnės pajamos, tuo didesnės kainos. Ir kodėl? Dėl to, kad paslaugų kainos tai koreliuoja dar labiau, natūralu, nes kai kurie paslaugų sektoriai, jie negali labai suefektyvinti savo veiklos, tarkime, grožio salonai. Tai vis tiek tu apkirpi ten vieną žmogų per valandą ir tiesiog augant bendram pajamų lygiui, be abejonės, kad ta kaina, jinai to lygiai auga. Ir infliacija būna labai didelė. Prekių kainos taip nekoreliuoja, nes yra labiau globali rinka, galima atsivežti iš kitų šalių, bet taip pat koreliacija yra pakankamai didelė. Nėra tokia didelė, bet nėra 78%. Ir va, kokios šalis. Didžiausias pajamų lygis
Danija, Airija, atitinkamai didžiausias kainų lygis. Lietuva pagal šį grafiką jinai labai kažko tai nenutolsta nuo to, sakykime, nuo tos linijos, tai santykinai irgi negalima sakyti, kad mes esame kažko išskirtinai brangus ar išskirtinai pigus, lyginant su savo pajamų lygiu. Tiesiog pajamų lygis auga, kainos dėja auga. Dėja, įdomu taip, kad pagal prekių kainas mes šiek tiek esame užbėgę įvykiams už akių, nes mūsų prekių kainos yra šiek tiek didesnės, jas praktiškai jau labai arti yra vokiškųjų kainų, tai matyti lemia mažesnė konkurencija, geografinė mūsų padėtis, kad mes esame toliau nuo kitų valstybių. Tai kalbant apie prekių kainas, taip, mes turime tam tikrą trūkumą konkurencinį. Na ir dar įdomu dalykas tai, vėlgi toks gal labiau teigiamas, kad Lenkija praranda iš tikrųjų savo patrauklumą. Nes Lenkija infliacija yra didesnė pastarosius keletą metų negu Lietuvoje, taip, didesnė, netgi negu Lietuvoje. Ir taip pat valiutos kursas pakankamai stipriai pastiprėja. Ir jeigu 22 metais, jau praktiškai jau po pandeminiais, kai jau atsivėrė sienos, kainų skirtumas, vartojimų prekių tik tais, prekių kainų skirtumas tarp Lenkijos ir Lietuvos buvo 24%, tai dabar jisai sumažėjęs yra iki 8% ir tikėtina, vėlgi dėl didesnės prognozuojamos infliacijos pagrindė Lenkijoje, šiais metais gali sumažėti net iki 4%. Tai matome, kad tikrai tas jau skirtumas nebebus tikėtina toks, kad mes masiškai trauksime į Lenkiją ir jeigu pažiūrėsime pasienio su Lenkija prekybos mastą procentais nuo bendrai visos mažmeninės prekybos, jis bet kuriuo atveju buvo sumažėjęs. Aišku, pandemija tam labai pasitarnavo, bet po pandemijos jisai taip ir neatsistatė. Tiesiog skaičiuojama dažnai absoliučiais skaičiais ir sakoma, va, Lenkijoje prekyba ten buvo rekordinė, šiek tiek viršijo ten 19 metų, bet kainos labai smarkiai pakilo, pajamų lygis pakilo, vartojimų lygis pakilo, tai procentaliai nuo mūsų visos prekybos Lenkija taip vis dar svarbi, 2%, tai kiek daugiau nei 2%, bet nėra tokia svarbi. Tai žiūrėsime su įdomumu koks bus rezultatas 25 metais. Aš įtariu, kad bus mažėjimas ir ko gero nepasieksim nei 2%. Tai va, na ir kalbant apie energetiką, kaip minėjau, Lietuva iš tiesų daro daug, pakankamai daug investavome atsinaujinančią energetiką, jau dabar pasigaminame atsinaujinančios energetikos ko ne 50% visos savo suvartojamos elektros energijos. Reikia daugiau, ypatingai žiemą turime iššūkį, kainos dažniausiai žiemą būna aukštesnės, nes mažai turim saulės, didesnis vartojimas atitinkamai atsiranda dėl šalčio ir tie kainų skirtumai tarp Lietuvos ir kitų valstybių, Nord Pool biržoje dalyvaujančių, Suomijos, Švedijos ketvirtosios zonos kainų vis dar yra dideli. Vasarą tikėtina mes praktiškai susiniveliuoti turėtume, bet vėlgi žiemomis mes turim tą kainų skirtumą, todėl mums dar tikrai reikia daug padirbėti, daug investuoti. Ir ko gero ne tik galbūt į vėją ir saulę, bet taip pat matyti teks investuoti anksčiau ir vėliau ir didesnės arba jungtis papildomas arba į galbūt savo generavimo pajėgumus iš kitų šaltinių, ypatingai žiemos laikotarpiu, tam, kad tą skirtumą sumažinti. Tai vasarą, kaip ir jau mes turim pigę santykinai elektros energiją, dažnu atveju pigesnė negu ES vidurkis, bet žiemą mes turim didesnę. Na ir degalų kainos, kaip minėjau, akcizų didinimą nemaža dalimi kompensavo tiesiog šiek tiek sumažėjusios naftos kainos, tačiau įperkamumas net ir padidėjus akcizams šoktelėjus, jisai vis dar išlieka labai aukštas, praktiškai beveik rekordinėme lygyje. Mes galime įpirkti už vidutinį atlyginimą 900 litrų beveik dizelino ir 960 litrų benzino. Tai yra tikrai dideli skaičiai. Palyginti, kas buvo, tarkim, prieš 10 metų, tai mes galėjome įpirkti už savo vidutinį atlyginimą tik kokius 400 galbūt, kai kuriais atvejais link 500 litrų degalų. Tai dabar mūsų perkamumas yra dvigubai didesnis. Tai tikrai ne visos kainos išaugo tiek, kiek išaugo pajamas. Vat čia pavyzdys yra geras, tarptautinė rinka, degalai ir matome, kad perkamumas pakankamai ženkliai auga. Na ir darbo rinka. Eilinį kartą tenka gerinti mūsų prognozes darbo užmokesčio. Praeitais metais buvo dar vieni metai dviženklio augimo.
šiais metais augs atlyginimai 9% ir matome, kad augimas yra ženkliai spartesnis nei Latvijoje ir Estijoje. Ir dėl to Lietuva tikrai atrodo jau neblogai ES kontekste. Mes tapome tokia stipria vidutiniokę. Ir jeigu prieš 30 metų, 95 metais Vokietijoje atlyginimų skirtumas buvo 25 kartai lyginant su Lietuva, tai 2004, kai stojome Europos Sąjungą, tas skirtumas vis dar 6-7 kartai buvo, taip pat ir su Didžiąja Britanija. Tai dėl to tai paskatino didžiulę emigraciją, nes praktiškai per 2 mėnesius uždirbdavai tiek, kiek lietuvis per metus vidutiniškai. Tai ypač pastarųjų dešimtmečio progresas lėmė tai, kad Lietuvoje atlyginimai jau yra mažiau nei 2 kartus mažesni nei Vokietijoje. Ir tai iš tiesų yra nemažas pasiekimas, nes Lietuva yra tikrai pakankamai stipri vidutiniokė visame regione iš visų naujų ES šalių. Didesniai atlyginimai Lietuvoje yra tik Estijoje, Čekijoje ir Slovėnijoje. Ir pagal darbo užmokestį regionai, tai matome, Talinas pirmauja vis dar, pirmoje vietoje, bet įdomu tai, kad Vilnius labai sparčiai vejasi, jis yra antras. Ir Kaune atlyginimai yra jau didesni negu Rygoje. Tai vat koks šis progresas ir netgi važiuoja iš Latgalės regiono Latvijos dirbti jau žmonės į Utenos apskritį, būtent taip pat dėl atlyginimų skirtumų, taip pat dėl geresnių įsidarbinimo galimybių. Tai iš tiesų progresas pasiektas yra pakankamai stiprus. Kas dar džiugu, kad užimtųjų gyventojų skaičius Lietuvoje auga pastarąjį 5 metį. Aišku, mes turėjom didžiulį kritimą, ypatingai po 2008 metų krizės. Estai tokio neturėjo didelio, bet pastaruoju metu tendencijos yra teigiamos ir matome vėlgi atotrūkis didžiulis nuo Latvijos. Pastaraisiais mėnesiais apdraustųjų gyventojų skaičius pagal Sodros duomenis kiek tapo mažesnis negu kad metais prieš tai, bet sausio mėnesį tie rezultatai šiek tiek buvo geresni, negu buvo galima tikėtis, taip kad galbūt mes kažkiek tai ir stabilizuosimės. Aišku, priklausys viskas nuo to, kiek į Lietuvą mes turėsime atvykstančių žmonių, imigrantų, tiek Lietuvos piliečių grįžtančių, tiek iš trečiųjų šalių, nes mūsų natūrali gyventojų kaita nėra labai palanki. Kaip pavyzdys, praeitais metais Lietuvoje mirusiųjų buvo 2 daugiau negu kad gimusių žmonių. Tai vien tik dėl natūralios kaitos mūsų gyventojų skaičius sumažėjo 18 000, bet visą tai kompensavo imigracija. Ir aišku, klausimas, ar tie mastai bus ir toliau tokie dideli. Mūsų prognozėmis migracijos balansą mes turėsim teigiamą, tačiau jis bus panašus tos, kokios natūrali gyventojų kaita. Taip, kad gyventojų skaičius turėtų išlikti pakankamai stabilus šiais metais. Na ir būsto rinka, kainos toliau auga, taip ir nenukrito. Žmonės matydami tai aktyviau skolinasi, aktyviau perka įsigyję nekilnojamą turtą, būstą. Matėme, kad didėja infliacinis spaudimas, vėlgi žmonės galvoja, kaip neparas perkamosios galios, kur reiškia įdarbinti pinigus, tai vėlgi nekilnojamas turtas jisai atranda save iš naujo ir tos investicijos didėja. Be abejo, stabdo labai stipriai, nelabai stipriai, galbūt kažkiek tai stabdo geopolitinis neprieštumas, bet vėlgi gal ir nėra tai labai blogai, nes su tokiu augimu ekonomikos ir pinigų kiekio augimu ir infliacijos vėl spartėjimo mes, manau, turėtume ko gero dviženklį būsto kainų augimą, jeigu ne tie stabdžiai, kurie kažkiek tai pristabdo dalį gyventojų nuo sprendimų priimimo šiuo metu. Na ir pabaigai, aišku, vėlgi priklausys nemaža dalimi mūsų ekonominė raida artimiausių metų nuo sprendimų priimamų čia viduje pas mus, tai yra kalbant ypatingai apie mokestinę sistemą, nes kiek galbūt ir žmonėms gyventojams painoka suprasti, koks tas, kokie tikslai mokesčių politikos pokyčių, reforma netgi galbūt tai yra vadinama, tai visgi labiau toks gryninas vaizdas, kad pagrindinis tikslas yra tiesiog padidinti surenkamų pinigų kiekį į biudžetą ir didinti perskirstimą, tai yra mokesčių ir BVP santykiai ir pagrindinis vis dar prioritetas Lietuvos yra finansavimas būtent socialinės sferos. Krašto apsaugos finansavimas visgi yra toks labiau
antrailis dalykas ir matyt bus bent jau trumpai laikotarpiu sprendžiamas tiesiog skolinantis. Tai netgi ir be šio krašto apsaugos finansavimo, net jeigu nereikėtų mums didinti išlaidų stipriai, tikėtina, kad mes turėtume labai panašią tendenciją, nes apetitas labai smarkiai išaugo viešojo sektoriaus, ypatingai pastarį penkmetį, ir, sakykime, išaugo rūbus Lietuva ir dabar dėl to yra ieškome būdų, kaip padidinti būtent surinkamų pinigų kiekį į biudžetą. Tik aišku, aš vėlgi tą grafiką rodau kažkiek tokį kaip ir perspenti, kad reikėtų tą daryti sumaniai, labiau didesnį dėmesį skirti mokesčių sistemos skaidrumui, paprastumui, teisingumui, ypatingai horizontaliam teisingumui visų pirma, kad žmonės labiau pasitikėtų mokesčių sistema, nes lietuviai yra geri ne tik didinant ekonomiką savo, bet taip pat ir kitose srityse, ir viena iš jų yra mokesčių optimizavimas. Ir matome, kad 2009-2013 metais diržų veržimosi laikotarpiu, kai visos 3 Baltijos šalys padidino mokesčių tarifus, estai surinko daugiau, Latvijai surinko šiek tiek daugiau, lietuviai surinko mažiau mokesčių, reiškia, netgi didinant tarifus, mokesčių bendra suma surinkta lyginant su BVP, jinai sumažėjo Lietuvoje. Ir tai yra toks signalas, kad mes jokių būdų neturime užlipti ant to paties grėblio. Ir kitas naudojamas dažnai argumentas yra, kad reikia didinti perskirstimą, artėjant prie ES vidurkio, bet jeigu pažiūri, kas tas vidurkis ir kas yra virš vidurkio, tai matome, kad virš vidurkio yra tokia šalis kaip Prancūzija, Italija, Graikija, Belgija, Austrija, taip pat ir Suomija, vienintelė iš Skandinavijos šalių. Ir ar tikrai visos iš tų išvardintų šalių yra mūsų siekiamybė? Nes kai kurios iš jų, pavyzdžiui, Italija, Graikija, turi labai panašią arba netgi tam tikrose amžiaus kategorijose didesnė pajamų neligybė negu Lietuva, didesnį nedarbų lygį tam tikrose grupėse žmonių nei Lietuva, nepaisant žymiai didesnio perskirstimo. O kai kurios šalis, pavyzdžiui, skandinavų šalis, jos perskirsto ženkliai mažiau, bet turi sukūrusios gerovės valstybę. Tai nesakau, kad neturi poveikio, bet tai tikrai nėra toks lengvas atsakymas, lengvas sprendimas, kad štai mes padidinsim perskirstimą ir mūsų pajamų nelygybė sumažės, o gerovė šalies išaugs. Todėl reikia labai kreipti dėmesį į daugelį aspektų, taip pat ir efektyvumą išlaidų ir akcentą dėti būtent į mokesčių sistemos, dar kartą pakartosiu, skaidrinimą, paprastinimą ir didinimą pasitikėjimą gyventojų mokesčių sistema, tam, kad kiek įmanoma jie norėtų mokėti tus mokesčius, ar bent jau nenorėtų jų vengti. Tai ačiū Jums labai, čia pateikiu mūsų prognozes ir skliausteliuose matome 24 metų rudens prognozę. Tai, kaip minėjau, pagrindiniai akcentai, tai padidiname infliacijos prognozę, atitinkami kažkiek sumažinam ekonomikos prognozę šiems metams, vidutinio darbo užmokesčio prognozę taip pat padidiname ir valdžios sektoriaus balansas, ko gero, bus ženkliai didesnis, negu kad buvo manyta iki tol, nes tikrai pakankamai daug lėšų ir greitai reikia krašto apsaugos finansavimo ir taip pat kitoms reikmėms, tačiau dėl gerų rezultatų praeitų metų gali būti, kad netgi dar šiais metais sutilpsime į 3%, kitais metais jau ko gero viršysime tą ribą, bet Europos komisija leido, tai jokios dramos nėra. Nominalus BVP toliau augs ir gali būti, kad mes tą 100 milijardų užsibriežtą tikslą pasieksime ir būsim netoli jo 2030 metais. Ačiū labai už Jūsų dėmesį ir linkiu visiems gero ekonomikos augimo, kurkite, dėkite savo indėlį, nes stipri, jeigu bus stipri ekonomika, tai bus stiprus žmonės ir mes tikrai galėsime skirti tų lėšų ne tik krašto apsaugai, bet ir kitoms sritims ir taip pat pasitikėti tiek savimi labiau, tiek ir įgauti tam tikrą didesnį imunitetą mūsų supantiems neapibrėžtumams. Ačiū.